Labadiena visiems. Šiandien turėsim pamokėlę mes su Skirmante. Ruošiamės regitros egzaminui. Ir pasivažinėsime įvairiais keliukais. Pažiūrėsime, kaip čia mums seksis. Ir taip toliau. Gerai, ir tempas 50 gali važiuoti, važiuojam greičiau. Taip, kažkur ketvirtą maždaug nuo 40 iki kem su trečia, nuo 44, nuo 25 jau gali maždaug ir trečia jauti. Kalnelis, greitį mažinamės iki 20 ir per kalniukus rekomenduoju su antrą pavarą važiuoti. Tų nuomonių, aišku, įsiskiria, vieni ten su trečia mokina per tokius kalniukus važiuoti. Bet aš sakau, geriau susimažink iki 20 ir tvarkingai pravažiuokim tą kalnelį. Gerai, ir mes reguliuojame sankryžą į dešinę važiuosime. Rodik. Pilnai jau paskui, pilnai. Gerai, pavarą pasiruoš, pavarą, antrą pavarą paskui. Nes trečią pavarą čia būtų biškį per aukštą. Gerai. Ir važiuojam tempas 50 galim važiuoti. Tai kokie kem 7, kem 8 laikom. Auksinį greitį. Oras geras, nei lyja, nei saulė šviečia, toksai tobulas oras filmavimui. Ir vairavimui. Nes kai saulė šviečia, kai vairuojam, tai labai akina ir būna momentų, kai kartais apakina saulė. Mieste, aišku, daug yra šulinių, bet mes jų visų tikrai neišvengsim. Tai jeigu ten nevažiuoja šulinį, nieko baisaus, čia tikrai nėra kažkokios klaidos. Aišku, jeigu kažkokį ten gilį duobėt, jau tada stengiamės, aišku, išvengti to pavojaus. Bet tokių čia situacijų mieste daug nėra. Nes gilios duobės dažniausiai uždeda kokį nors garelį ženklą ir kad jų taip negali būti, nes vairuotojai ratus prakirstų. Beje, domėjausi Skirmante, kiek kainuoja pravažiavimas vienas Islandijai. Kodėl apie Islandiją šnekam, nes Skirmante grįžo iš Islandijos, tai vieną pamoką 1,5 valandos Islandija kainuoja apie 240 eurų. Tai vat. Vienos papildomos pamokos kaina 240 eurų Islandijai. Turėjau mokinę iš Čekijos, atvažiavo per vasarą į Lietuvą. Jinai Čekijai mokinasi vairuoti ir čia Lietuvoje važinėjosi tiesiog papildomas pamokas, į dieną per 2 pamokas. Tai Čekijoje pamokos kaina kažkas apie 150 eurų gal. Tai vat, tai apsimoka grįžti į Lietuvą ir mokytis čia vairuoti, o paskui ten egzaminą liko. Iš Norvegijos turėjau irgi ne vieną jau mokinį, nes irgi teisės kosmosą kainuoja. Iš Suomijos turėjau, irgi atvažiuoja į Lietuvą būtent, nes yra daug pigiau. Paskui, kai bus mums reguliuojama sankryža, mes į kairę važiuosim. Niekur nesirikiuok, kadangi galim iš abiejų juostų važiuoti į kairę, tai ženklas. Tai mes renkamės vis dar dešiniausią juostą. Arčiau. Stengiamės nepalikti didelio tarpo, kad kita mašina negalėtų įsiterpti tarp to Merso ir mūsų. Važiuojam, gazą, pavarą ir paskui dirba į kairę. Ir matai, lempa yra striglytė. Reiškia, tau nieks netrūdo, nei iš priekio, nei pėstieji niekas. Matai, visi priekį stoja kaip įkalti. Gerai. Na ir aišku, visai arti bordiūro nesiglaudžiam. Nes dažniausiai, matai, prie bordiūro būna visi šuliniai. Nu, ne visi, bet daugiausia šulinių prie bordiūrų šalia.
Ir aišku, kai važiuojam, matom žalias dega senai, tai visada tikėkime, kad gali bet kuriuo momentu pradėti mirksėti. Todėl, kai mes važiuojam, stengiamės į priekį pažiūrėti, kas vyksta, kad nebūtų taip, kad ten labai senai dega šviesoforas, mes jo nematėm, kad jis senai dega ir pradeda mirksėti mums netikėtai ir mes tada ar dedam ant stabdžių staigiai, ar ten, žodžiu, galim prisidaryti nesąmonę. Todėl, kai mes matom, kad žalias labai senai dega, jau mes suprantam ir jau būnam pasiruošę, kad jisai gali bet kuriuo momentu pradėti mirksėti. Ir tarpus, matau, mėgsti palikti didelius. Tai nėra blogai, bet kad nebūtų per didelis, kad, sakau, kitas žmogus nesugebėtų įlysti. Jeigu kitas jau sugeba įlysti, tada jau yra negerai, galima mažą klaidelę duoti. Čia matai ženklą greičio ant tilto 40, bet čia tik ant tilto iki pirmos sankryžos. Paskui už sankryžos jau vėl 50. Gerai. Toliau mums bus reguliuojama sankryža, mes važiuosime į dešinę. Dar nejung posūkio, nes yra nusukimas, lėtink greitį, išmink sankabą, lėtink posūkį dabar ir atrapavimą. Posūkis dirba, gerai. Super, ir važiuojam tiesiai. Tas mašinas labai išlindusios, tai irgi būkime atsargus, kad kas nors nesugalvotų išvažinėti galų. Nes jeigu nors biškį pajudėtų tas automobilis į galą, tai čia liūdnai pasibaigtų. Na ir pavojinga perė labai, ypatingai kai eina per 4 juostas ir daugiau. Dabar žiūrėk, kai bus šviesoforas, mes į dešinę važiuosime. Jau ne, kai mašina užgesinėja, tai yra start-stop sistema. Kai tu sustoji, mašina užgesta. Nu taip, kurą taupo. Sakom. Beje, pas tą instruktorių, kur buvai, irgi dar atėjo vienas mokinys pas mane. Tai Skirmantėje buvo instruktorius toksai, kuris koją badė su pirštu. Jau padarydavo kažkokią klaidą. Tai iš tikrųjų taip negali būti. Jokių badymų su pirštais kojų negali būti. Iš vis jokių kontaktų negali būti su mokiniu. Dešinėmis važiuosiu persirgti. Tai va, žinokit, kad jokių lietimų instruktorius tokių veiksmų atlikinėti negali. Važiuosime dešinę, galime dešinį dviejais variantais. Arba užsidegs papildomą sekciją, arba užsidegs tiesiog žalias. Jeigu užsidega papildomą sekciją, mes važiuojame ir praleisti nieko nereikia. Jeigu užsidega tik žalias, tada praleisti pėsčiuosius dviratininkus reikia. Čia kai važiuosi į dešinę, neskubėk, čia bus pavojinga. Neatsimenu, kad čia būčiau važiavęs kada į dešinę. Tai irgi neatsimenu to kelio, tai labai gerai pažiūrėsim avudu. Nes čia neseniai atidarė tą kelią. Kažkuriam video filmavau neseniai. Tai dabar mes iš tos pusės pamėginsim čia važiuoti į tą kelią. Biškaziuką, antrą pavarą. Dešiniom. Kaip čia durnai padaryta. O tai kaip mums į kairę važiuoti? Gerai, reikiuokis per ištisinę. Paskui normaliai tik jung. Ir mes į kairę važiuosim reguliuojamus sankryžą. Nu, čia situacija tai tokia, stabdom, padonas dar. Sankabas, pradžiai sankabo, paskui tą stabdį. Kam sakai, pirmo stabdį, tada sankabo? Jo, bet pas tai gaunasi labai grubus stabdymas paskui, žinoma. Dėl to tikrai čia klaidos nebus. Gali ir sankabo, paskui įvažiavim vidurį. Tau dega žalias.
ir žiūri iš priekio mašinas, kad nebūtų. O čia sustok, priekyje nebūtų mašina ir pešiųjų, kad nebūtų sankaba. O tai to mašina labai šokinėja dėl to, kad stabdė ir pradeda dūsti ir tada sankaba tik šimpas skrodė. Pažiūrėk, kad nėra pešiųjų. Nes jeigu čia eitų pėstieji, žinai, tai važiuoti negalėtum, nes, pavyzdžiui, jeigu dabar sustotum, gautum kritinę, tai atsargiai, žinai, power skaisk. Tai aš tau rekomenduoju, nes aš matau, kad mašina labai tamposi. Pradžiai sankaba, paskui stabdė. Nes labai gaunas paskui kiekvienas tavo sustojimas toks labai grubus. Tikrai, dėl to nieks nežiūri. Tai, aišku, taisyklingai tu darai, kad stabdys paskui sankaba, bet rekomenduoju tau sankaba, o paskui stabdys. Ir tada labai gražiai sustos. Gerai, tiesiai visą laiką važiuojam. Dėl tos ištiesinės, kur matėt. Ten iš tikrųjų įdomi vieta, reikės parašyti Klaipėdos miesto savivaldybę. Tai kas tenais tas linijas dažė. Dabar grįžtame, taip, ženklas atsirado, kad dvipusė eismas, mes buvom vienpusiam kelyje. Antrą pavarą per kalnelį. Nes ten mes įvažiavom į tą juostą dešinę, ir mes papuolėm į tokią situaciją, kad mes negalėjom tiesiai važiuoti ir mes negalėjom į dešinę važiuoti. Mūsų vienintelis kelias tai buvo į kairę arba apsisukti. Bet mums persiriekio tai nebeina, nes yra stora ištisinė linija. O mums sukat į dešinę, o iš kur mums žinot, kad tenais ta ištisinė linija, ten neįmanoma į antrąjį važiuoti, nekirtus jos. Tai va, tokia situacija neeilinė buvo ir aš manau, kad dėl tos situacijos parašysiu laišką ir nusiųsiu video dalį tam. Prie mašinos svarbu, ar tai nevažiuojam. Važiuojam tiesiai. Tai va, ten tokia buvo vietelė, kur wow. Gerai, važiuojam. Neužilgo čia kažkur suksim į kairę, nes ten toliau yra kelias uždarytas. Trečią pavarą įjung. Kur čia tas posūkis kairė? Nėra posūkio kairė. Nu, okei. Išmėg sankaba. Važiuojam čia į kairę. Čia padarytas kažkoks apylanka. Tai irgi atvažiavom naują vietą. Irgi čia su mokiniais mes nelabai važinėjom, bet galvoju reikia paieškoti naujų keliukų. Čia į kairę. Pažiūrėsim, ar čia mums eis išvažiuoti. Papuoliam čia į kiemus. Gerai. Biškai išmėg sankabą. Sukam gal į dešinę. Žodžiu, matom situaciją, kad čia reikės apsisukti. Išmėg sankabą išmėg tokias situacijose. Dabar žiūrėk, pažiūrėjom priekį kaip tai forma, bet iš kairės pusės. Ir reikės čia galų į kairį važiuoti. Gerai, sustok, paskis kairę, jums atbulinę. Ir sukam vairą kairę. Suk į kairę, sukam. Tik neskubėk, lėtai važiuojam. Patiesink vairą, biškai patiesink, nes priekis kažkaip važiuojam. Ir vėl visą vairą kairę. Galą žiūrim, kad neužkabinti nieko. Tai kam yra reikalinga tai forma, tai nebereikalo ta užduotis yra sugalvota, tai kaip dabar ta situacija, kokią mes dabar turime, ne? Tai mes naudojam tai formą, kai mes įvažiavam į akligatvį. Ok, ir dešinę, sankabą išmėg. Ir važiavam į dešinę. Nu jo, čia tai šiandien mes tokių keliukų suradom įdomių. Į kairę. Net man karšto pasidarė. Nu ką kalbėti, kaip man tik kaip karšta. Karšta. Žiauriai. Gerai, čia į dešinę. Nes aš galvojau, kad bus posūkis tenais į kairę. Pasirodo, čia viskas kelias uždaromas. Na gerai, kitą kartą žinosim. Ir važiuojam gaziuką, pavarą. Ir neužilgo čia kažkur sankryžų bus, į dešinę važiuosim. Tik per arti mašinų be reikalo nevažiuok. Jeigu iš priekio atvažiuos mašina, tai žinok, yra ne tavo pirmenybė, o jos. Ok, ant vieną ratą varom jaunuolis. Ir va čia į dešinę. Ir atsargiai sankabą išmėg. Dešiniau. Jis matai priekį mašiną, žinai, netilpsti. O jo pirmenybė ne tavo. Gerai, posūkį dabar į kairę rodyk. Nu, laukiam, kol čia visi pravažiuos. Biškai arčiau privažiuok šiek tiek.
Ir važiavam, iš priekio nieko nėra, važiavam. Tokie keliukai. Gerai. Gera patirtis. Važiavam. Antrą pavarą. Gal mes juos praleidom, todėl kad mūsų juosta yra užimta. Ir yra ne mūsų pirmenybė, o jų. Nes mūsų juosta užimta. Todėl mes turim prasileisti. Gerai, iki pat galo ir į dešinę važiuosim. Pirmą pavarą sliuk. Pirmą. Ir pabiškai judam priekį. Dešiniau, pabiškai, neskubėk. Gerai. Ir važiavam. Pavaras keičiam. Gerai. Ir gazas. 50 galim važiuoti. Jo, tai kartais su tais žymėjimais ir dešiniau laikykis. Kartais su tais žymėjimais pridaro visokių įdomių dalykėlių. Nu, bet kaip ten klaidų nedaro tas, kas nieko nedaro. Pakol kas teisė. Stabdom. Ten priekį vėl mes turim visokių ten problemyčių. Žodžiu, šiandien toks išbandymo tavo metas. Senai pavairavau. Tai dar senai vairuoji, plus 2 mėnesiai pertrauka. Po skiro tik turim problemų. Lygiai tik power pakeis. Power antrą važiuojam. Gazą. Matai, greitis 40. Ir už tų kliučių grįžtam dešiniau. Per vidurdėlį ir per petį turiu pažiūrėti, bet per dešinę rikiuojais. Ir varom 40 iki tilto. Važiuojam. Ir neskubėk su 4 pavarą, 4 nuo kiam. Daug veiksmo, čia kažkas laksto, kažkas važiuoja, tai visko daug, tik spėk viską sužiūrėti. Mes tiesiai visą laiką važiuosim. Tokio didelio šūdų surinkti, nežinau, kas tavo reikia pasiimti moterį. Ten po dešinę šobo, ten padarė savo reikalus ir moteris renko, bet tokio didelio šuns, tai nežinau. Ten to maišelio mažo neužseks, reikia į Maksimą, pirk Maksimos maišiuką. Gerai, mes tiesiai važiuosim. Pasirašėm vidurį. Aišku, galėjom ir persirikiuoti dešiniau, bet viskas ok, važiuok, jeigu ką tenai su šviesoforu. Gerai. Toliau, ne, šiaip sankryžą niekada taip nedarom. Toliau mes reguliuojame sankryžą į kairę važiuosim. Bet sankryžą nesugalvok posūkių ir nesugalvok reikiavimus daryti. Jau 4 tokia. Ir žiūrėk, kur čia būtų galima į kairę važiuoti sankryžą. Nes čia matai, ženklas buvo tik tiesiai. Tai reiškia, čia į kairę negalima. Ir apsisukti čia negalima. Tai va čia sankryžą į kairę. Važiuok, nesustok į kairę, važiuojam. Ai, kaip negerai, kad sustojai. Nu. Tesk. Jo, bet turim prieš sankryžą. Mes tu apspręs, ką darom, ne? Nes mes turėjom į kairę važiuoti.
nes taip vidury sustojus ir dar mirksėjo šviesoforas mums, tai jau čia buvo karšta. Tai čia, jeigu sankryžoj bėjo užgesti ir egzamino atsikritinę rašo, tai stenkis jau prieš sankryžą žinot, ką darysi. Gerai, čia buvo karšta man. Gerai, važiuosim mes čia į kairę, lėčiom, posūkis į kairę, antrą pavarą. Važiuojam, posūkis ir žiūri iš priekio, nieko nebūtų. Ir čia matai ženklas zona 20. Kad ir nebūtų to ženklo, čia yra aikštelė. Aikštelė greitis yra 20. Važiuojam tiesiai. Nedaugiau 20. Čia reikės paskui kairę, paskui dešinę. Posūkis galime įrodyti. Kartais užklysta čia per egzaminą. Posūkis dešinę. Sankaba. Jo, tai labai mokinys, iš tikrųjų mokinė labai sunkiai su to stabdžiu. Tai matos, kad tokiose situacijose pavojingose, kai stabdis spaudžia, mašina vos negesta, tada tik mina sankabą ir automatiškai tas automobilis mūsų labai draskosi. Tai ta technika, jinai yra gera, bet nepradedančiajam mokiniui. Į dešinę mes važiuosim. Nes pradedančiajam tai yra biškai per sunku. Sankaba. Važiuojam dešinę. Čia yra lygiareikšmė sankryža beje. Ir jeigu iš kairės būtų mašina, pagal viską turėtų mus praleisti, bet aišku, čia niekada niekas nepraleidžia. Čia labai pavojinga ir labai siaura. Lėtai, sankaba, išmink. Stop ženklas, sustojam prie ženklo stop. Šiandieną čia dviratį nukirto šitoj perėjai. Ir dar ten sustosim prie linijos tos. Ir žiūrėk, dviratininką nebūtų. Tai va, šiandieną čia mačiau, kad nutrenkė dviratininką. Ir čia sustojam prie. Ir jeigu nieko nėra, važiuojam, dar prieki ten yra veidrodis toksai. Posūkis irgi buvo reikalingas, nežinau. Gerai, ir spaudžiam. Šiandien gauni, ko gero, tokias vipinės vietas, kur net ir man pragaitas eina. Po darbo jau. Gerai, ir mes važiuosime į Regitrą. Posūkis, veidrodėlis, per petį, ne ten, o čia. Kur rikiuojas, tai tą pusę ten žiūri. Tai jeigu rikiuojas dešinį, tai dešinis veidrodėlis per petį. Gerai, lėtink greitį, antrą pavarą. Ir čia į dešinį. Gerai, važiuosime į dešinę. Svarbu nesustok ant kalno, važiuok. Nes kai sustojam kalniuko čia, ypač ant tokio stataus, tai jau čia biškį problemyčių turim. Gerai, į dešinę važiuosim, paskui į kairę. Gražiai tai veda į antrą juostą, taip ir važiuoju šitą juostą visada. Gerai. Aplink Regitrą gal važiuosim, gal varyk tiesiai. Užperės, paskui grįžti dešiniau. O dabar persirikiau dešiniau. Veidrodėlis per petį, rikiuokis. Nuim biškį gazą. Sabit, ne, nesabit, tiesiog koja nuo gazo. Gerai. Ir prie bordiūro dešinėje sustojam. Visi turi žinoti apie sustojimą. Pavarų išjunk. Rankinis. Rankinį kai trauki, nespaust knopus. Tiesiog pakelk, matai. Ką reiškia žodis visi turėjo sužinoti apie tavo sustojimą? Tai reiškia, kad turėjai perspėti visus, o perspėjame su vairuotojų su posūkiais. Tai reiškia, turėjai posūkį dešinę parodyti ir tada jau planuoti apie sustojimą. Gerai, ačiū. Važiuojam toliau tiesiai. Pradedant važiuoti, irgi mes turim perspėti, posūkis į kairę, veidrodėlis per petį ir tada pradedi važiuoti tiesiai. Nes čia jeigu nepažiūri veidroduko per pečio, būna kartais, kad kažkas lenkia tave ir gali važiuoti kitą žmogų. Todėl toks taisyklingas yra pajudėjimas iš vietos ir toks taisyklingas yra sustojimas. Gerai, ir suksimės į kairę. Ir važiuojam tiesiai.
20. Paskui, kai išvažiuosim iš regitros, suksimės į dešinę. Paskui dešinę. Išmink sankabą. Ir nieko nėra, ne. Važiavam. Galėjai važiuoti. Gerai. Čia būtinai dešiniau, nes yra greitėjimo juosta. Jeigu mes ją neįvažiuotume, gautume kritinę klaidą čia. Ne šiaip mažą. Čia ir gavau. Powerą. Šokai iškart į antrą, ne? Į antrą juostą šokai per egzaminą čia. Jo. Tai va, tai jeigu yra greitėjimo juosta, mes turime ją įvažiuoti. Ne, tu pirmą nepaskutinę, kurį gavom už tai kritinę klaidą. Tempas, 50. Bet užtat atsimeni. Paskui, ne? Ja, kai neišlaikai, gauni kritinę, bet paskui užtat atsimeni. Mes važiuosime iki pat galo, o paskui suksime į kairę. Nebegazok. Matai, ženklas labai svarbus. Koks čia ženklas? Gyvenamoji zona. Ne, Taip. gyvenimai. Gyvenimo zona. Paskui kairę, prieš perį sustojam. Išmink tą sankabą, power išmink. Pažiūrėt, nieko nėra iš dešinės, nes pagrindinis kelias eina iš dešinės pas mumis, ne? Ir mes turim žiūrėti iš dešinės, kad nieko nebūtų. Iš gaziuko, antrą power. Ir nepamirštum, kad gyvenimo zona. Koks greitis leistinas gyvenimo zona? 20. Teisingai. Ir čia prie regitros nuosavo namų kvartalas mes turim žinoti, kad čia visur yra lygiareikšmis sankryžos. Tai reiškia dešinės rankos taisyklė. Išmink sankabą, perlink ramiai pirmą powerą ir tiesiai važiuojam, bet žiūri iš dešinės, kad nieko nebūtų. Iš dešinės, nes jeigu iš dešinės atvažiuos mašina, gausim sustoti ir praleisti, nes dešinės rankos taisyklė. Gerai, pravažiuoji, biškį gaziuką, antrą powerą. Ir čia iš vien sankryžos eina. Šitoje sankryžoje mes į kairę suksim. Išmink sankabą, gal persijungi pirmą, ne, paskui į kairę. Radviliškių gatvę mes čia kirsim. Žiūri, nieko nėra iš dešinės, žiūri, nieko nėra iš priekio. Gerai, tiesiai iki pat galo, paskui į dešinę. Poweras paėmė, gerai. Paskui važiuojam. Kadangi ten šalutinis kelias ir visai nieko nesimato, tai aš siūlyčiau sustoti pilnai prieš perėją. Grįžk su paskui. Ir dešinę važiuosim. Atsargiai, žiūrėtai nieko nebūtų iškrės. Nes buvo ženklas tau šalutinis kelias. Dešiniau. Gerai, tiesiai visą laiką. Matom pagrindinio kelio ženklas, ne? Ir dar matom, neskubėk. Koks čia ženklas viršuje? Tas su rodiklė, balta rudona. Kas turi pirmenybę? Taip, tai kas turi pirmenybę? Tu. Tai jeigu iš priekio atvažiuoja mašina, gautum mus praleisti. Dabar žiūrėk atsargiai, kieno pagrindinis kelias, ne tavo. Tai žiūri iš dešinės ir iš priekio nieko nebūtų. Sankabą išmink. Pabiškai judėk. Įdam. Ir žiūri iš dešinės, kad nieko nebūtų. Pirmą, gerai pirmą. Ir nieko nėra, važiavam. Įdomių čia ženklų, ne? Jo. O regitra čia važiuojam. Labai netgi. Ja, čia dabar tavo pagrindinis kelias, aišku, nepamirštam, kad mes turim gyvenamą zoną. Važiavam. Tavo pagrindinis, tau jau nereikia čia prisilėtinti prieš tas sankryžas, nes jau aišku ženklai, kad tavo pirmenybė. Ir šitoje sankryžoje mes važiuosime į kairę. Tavo pagrindinis, tau į kairę važiuojant reikia mašinas praleisti tik iš priekio ir pešiosius, kurie pasižiūrėti, kad nebūtų per perėjimą. Gerai.
Mes važiuosime tiesiai iki pat galo, paskui dešinę. Paskui antrą pavarą privažiavom arčiau, dešiniau, arčiau, mes galim arčiau privažiuoti, dar biškį arčiau, dar, va čia stop. Jeigu pilna mašinų, power išjung, koja nuo sankabos ir laukiam, kol nieko nebus iškris. O power išjungiam ir koja nuo sankabos, todėl kad neilgiau 5 sekundės. Čia šiaip neblogas tarpas, pasirašiam ir varom. Važiavam. Gerai. Gazą. Pybina ten kažkas mums, skubina. Nepaskubins čia mūsų. Gerai, suksimės į dešinį, Pakruojo gatvę važiuosim. Čia jeigu nepažiūrėtumėt per petį, gautumėt kritinę klaidą. Labai daug mokinių yra gavę čia kritinę klaidą, kai reikiuosi, tai būtinai veidrodėlis per petį. Ženklas čia yra 30, per kamerą vos matėsi, tai tas 30 iki pirmos sankryžos. Tai va, iki čia tas 30. Nuo čia jau gali ir 50 važiuoti. Jau trečią. Gerai, padarysime čia T formą. Prie bordiūro sustosime ir reikės galų gražiai važiuoti. Posūkis dešinę, sankabą ir pabiškį stabą. Tik per veidrodėlį turi dešinį susirasti bordiūro tokį užsisukimo kampą. Matos. Prieš važiavimą atgal, būtinai per veidrodžius pažiūri ir būtinai galvą atgal. Ir jeigu yra mašinų gale ar priekė, užduoties nedarom, laukiam, kol pravažiuos. Kantrybės. Nes gale yra priekė ir biškį palaukiam. Palauk biškį. Judėjimas kaip autostradai, ne? Nu jo. Nu, ką daryti, laukiam. Nu, bandom judėti, nors kažkiek judam. Ten toli buvo mašinytės. Svarbiausia šitoje užduotyje yra nepaliesti bordiūro ir nenutolti toliau nei metras. Ir kai darai šitą užduotį, neusižiūrėkti iki bordiūro. Daugiau žvalgybos, bordiūro, į kairę, į dešinę, atgal, visur turi darytis. Negali, pavyzdžiui, vieną tašką dabar nevažiuok, gale mašina stoja. Pravažiavo? Tęsk. Jo, žinau. Pykstant mūsų čia, ką jie čia daro, durneliai. Nu, ką daryti? Nu, kaip mums kitaip išmokti, pavyzdžiui? Nu, ką mums daryti? Jeigu čia daro per egzaminus, reikia turėti ir mes darom, kartuojam tą patį, kad mes tas vietas žinotume atmintinai. Aš suprantu, žmonės pyksta, bet, nu, ką mums padaryti? Į kairę. Ačiū, šaunuolė, varom į kairę. Power pasakys. Pilnai aš suprantu čia visus rajono gyventojus, bet jeigu čia nevažiuotų regitros egzaminai ir mes čia 100 metų nevažiuotume. Netgi meras ėjo į regitrą tartis, kad čia nevažiuotų regitros mašinas. Bet jie pasakė, kad mes negalim, čia kai dabar žmonės nori, čia važiuojam, čia nevažiuojam, čia yra kelias ir važiuojam į dešinę. Kadangi tai nėra privatus kelias, tai kur nori ten važiuojam. Dešiniau. Už perės turim vietos vienai mašinai. Sankabą išmink. O vairavimo mokyklos tai automatiškai arčiau biškį, nes galas tau likom perės, pažiūrėk. Arčiau biškį. Power išjungiam, koja nuo sankabos, pilna mašinų laukiam. Tai va, o vairavimo mokyklos irgi tenais, jeigu kreiptųsi, tai mes važiuojam sur ten, kur egzaminai važiuojam. Mes turim važiuoti ten, kur vyksta egzaminai, kad mokiniai susipažintų su keliais, su galimom situacijom ir panašiai. Nes jeigu mokinys nei karto nėra važiavęs, tai būtų nesąmonė, nes išlaikyti egzaminų būtų labai sunku. Gal nelystų čia, nes taip labai ant ribos čia būtum. Pasieigiu iš kantrybės.
Patim to džipuką, ne? Pasirašėm, pavarom. Ir va po šitos mašinės važiuosim Toyotos. Geras tarpas, ne? Važiavam. Aišku, ir perėžiūrį, kad nebūtų. Gerai. Easy. Sunku po pertraukos. Labai sunku. Tai mano rekomendacija nuo vairavimo nedaryti pertraukų, nes čia yra tas pats kaip sportuoti. Ir jeigu nebesportuoji, ten mėnesį 2 ir grįžti prie sporto labai sunku. Tai vairavimą lyginčiau su treniruotėmis. Ir jeigu padarai didelę pertrauką ir grįžti, atsargiai čia kišamus naglai jau. Važiavam. Čia tas Volkswagenas mums čia naglokai jau kiša. Tai va, pertraukos į gerą nėra. Nes vėl kol tu pripranti, kol įsivažiuoji, kol žinai apšildai savo visus raumenis, tai kitą dieną dažniausiai skauda tie raumenis, tai greit atpranta. Tai va, jeigu yra galimybė, nedarykit pertraukų. Aišku, Skirmantė nebuvo ten galimybės per daug, nes jinai buvo išvykusi 2 mėnesiam, tai nelabai ir turėjo galimybę mokytis. Tai vat, o jeigu jūs turite galimybę mokytis, tai mokykitės. Aišku, visada yra pigiau mokytis su šeimos nariais. Bet klausimas, kiek nervų neš jums. Nes su šeimos nariais, kai mokinasi, būna labai dažnai, kai mokinys tiesiog nebenori mokytis. Nes daug tų istorijų esu girdėjęs. Ten su tėvais suspysta, vidury kelio išlipa, arba ten jeigu vyras koks mokina, tai ten vos ne iki skyrybų nueina, kai pradeda mokyti vairuoti. Tai kiekvienas turi dirbti savo darbą ir ne kiekvienas gali mokyti vairuoti. Jeigu norit savo santykius išsaugoti gerus, tai savo vairavimą labai atsargiai, nes čia tikrai daug kartais nervų reikia. Gerai, Skirmantė, dabar sankryžai mes važiuosim į dešinę. Labai senai tenais važiavau į dešinę, kokias jinai prieš porą savaičių, tai nežinau, kaip čia ženklai susidėlios mums perėję, labai pavojinga, nes nematai jų, ką negerai. Žiūrėk, iš ten, kad neišeitų žmonės, žinai. Koks čia ženklas matyti greičiau? 30, perėjom 3. Na ir mums reikės į dešinę važiuoti, nu ieškam, kur čia tas posūkis galėtų būti į dešinę. Šviesafore reguliuojamas sankryžų dešinę negalim, tai vienintelis posūkis jūsų dešinė yra čia. Gerai. Čia labai pavojinga vieta. Šiaip turėtų būti šalutinio kelio ženklas, bet kelininkai nuėmė ženklą, jo nėra. Žinau, kad čia mūsų šalutinis išmink sankaba. Arčiau biškutį, nes nuo vaizdo autobusas mus gali nuskinti, o šalutinio kelio ženklo juk nėra. Oi, tie kelininkai vėl pridirbo čia nesąmonė mums. Posūkį rodyk. Ir biškį kantrybės, matai pilno automobilio, ne? O iš kur, pavyzdžiui, žmogui žinot, kad čia yra šalutinis kelias, jeigu, pavyzdžiui, žmogus atvažiuoja ne vietinis koks nors, arba, pavyzdžiui, per egzaminą važiuoja, ne, ir jokio ženklų nėra čia, kad šalutinis kelias. Vat iš kur žinot? O jeigu būtų avarija, beje, kaip galvoji, kas būtų kaltas, pavyzdžiui, kai buvo su autobusu, tarkim, turėtume pavarą keist, tai žinai, kas būtų kaltas? Autobusas. Žinai, kodėl? Posūkį. Todėl, kad gautų su dešinės rankos taisyklė. Nu, žodžiu, tokia nesąmonė čia padarė didelę. Čia remontas, neskubėjak. Ir mes paskui Skirmantę važiuosime į dešinę sankryžą. Rodom paskui dešinę. Bet aišku, mes stengiamės išvengti tų eismo įvykių ir savo ten tiesos neįrodinėjam. Bet šitoj sankryžai tie kelininkai tikrai ne pirmą kartą jau daro nesąmones. Nežinau, kas tenais juos prižiūri, bet kad nesąmones daro, tai tikrai. Važiuojam tiesiai. Dabar Skirmantė mes reguliuojame sankryžai į kairę važiuosim. Kaip čia planuoju kairę važiuoti, pavarą išjunk.
Ten nusukau. Ką darysim? Turim išeiti, bet su klaidu mažą. Tai išeitis tokia, kad važiuoji ten, kur galima. Tai jeigu mes jau čia atsistojom, čia iš tos jos galima tik tiesiai. Tai reiškia tik tiesiai išeitis tavo važiuoti. Ir gautų mažą klaidą, dėl to nuvažiuoji ne ten, kur prašiau. Šitą sankryžą mes turim atmintinai žinoti. Tai būsi namuose, mes ją dar turim visą atskirą padarę, mes ten esam ją pavadinę prakeiktuoja sankryžą su kažkokiu mokiniu. Tai pasižiūrėk iš visų pusių, mes ją nufilmavę esam. Ir iš drono dar netgi nes nufilmavęs. Važiavam, gazam. Tai kas žiūri daug video pamokų, visi žino prakeiktoji sankryža. Lengva, nesusmirtinais. Jo. Važiavam. Jau trečią važiavam. Bet geriau per pamoką negu per egzaminą. Tai va tokios visokios vietos tikrai rasi video pamokose ir būtinai pažiūrėk. Lėtinam. Dar daug pamokų keliam į Patreoną, dar į kairę važiuosim. Tai kas žiūri tos video labai intensyviai, tai tikrai galim daug pasižiūrėti. Autobusą turi praleisti. Sankaba. Ne, važiuoju. Sankaba, power, posūkis į kairę. Jau nerizikuokim taip prieš autobusą važiuoti. Ir jeigu iš priekio nieko nėra, jeigu pėsčiųjų per perį nėra, tada sukamės. Gerai. Iki pat galo ir į kairę. Tokia neeilinė situacija buvo, bet labai pavojinga. Tai va, iš pagrindinio kelio, kai mes važiavome į kairę, mes turėjom praleisti iš priekio. Kadangi autobusas visai buvo netoli, prieš nosį geriau tokiam dideliam daiktui nelysti, nes gali nuskinti nuo vaizdo. Į kairę, posūkis, lėtin, power, posūkį normaliai jau. Važiavam, antrą power. Ir sukam į kairę. Gerai, biškį dešiniau, o taip. Taip, dabar ką? Dabar važiuosim mes iki pat galo ir į dešinę. Kliūtis, trumpas posūkis. Gerai. O į tą saulę kaip spigint pradėjo. Posūkis dešinę. Dešiniau. Prieš perį sustojam. Sankaba. Posūkis dešinę. Ir važiuojam. Iškai matai, kad ten pasinė mašinė atvažiuoja. Ir važiuojam. Nieko nėra, ne? Nieko. Gerai. Tiesiai. Iš toli stebim, kad nieko nebūtų. Greitis labai geras, kem 7, kem 8, puikiai. Perė ar gerai matai? Nelabai, ne? Biškį mažin greitį, power pakeisk. Trečią. Ir važiuojam. Čia mums pipina, kad mes prilėtinam prieš perį. Visai. Mūsų pamokas šiandien tokia sunkiai, kad ir vietos tokias pataikėm ir pipina mums. Sunkiai diena. Ir kam reikia pipinti? Gerai, skirmantė bus perėja. Prieš perėją mes suksimės į kairę. Paskui į kairę, lėtin greit į kairę. Ne, čia ne kairė, kairė. Lėčiau. Nesuk belin kokią powerą, jau būtum nesąmonę padarius.
Nes turim žiūrėti į priekį, kad nebūtų mašinų. Ir žiūrėk perį, kad nieko nebūtų. Ir važiavam. Į kairę pats pavojingiausias tavo manevras. Sukti bet kaip, su bet kokia powerą, labai pavojingai yra. Čia jau yra pats pavojingiausias. Ir čia irgi tokia vietelė įdomi. Daug kas galvoja, kad čia yra gyvenama zona. Bet čia nėra gyvenama zona, tai reikia čia greičiau važiuoti biškutį. Varom, dokas. Tai čia irgi labai dažnai važiuoja per egzaminą. Ir daug mokinių susimauna, nes per lėtai važiuoja. Gerai, kliūtis su trumpu posūkiu į kairę, paskui trumpas posūkis atgal, trumpas atgal. Gerai, važiavam. Per arti bordiūro nevysk. Turim čia kažkokį remontą, posūkį dešinę. Tačiau, pirmą power įjunk. Ir važiuojam dešiniau. Arčiau biškį, nes nieko nematom, dešiniau. Privažiuok dar arčiau ir biškį dešinę pasakvairam. Gerai, stop. Power išjungiam, koja nusankapas. Jo, šiandien mums ir pypina, ir tas vietas tokios, ne? Va, pertrauka buvo gera. Šiandien yra reikalų. Blogai, kad taip padariau. Gerai, pasirašėm. Palauk biškį. Žiūrim perpus. Ir po šito važiuosim gerai. Ir važiavam. Judam. Papas. Ir mes apsisuksime ir kiek skiriau. Tikiuosi, čia apsisukimas nėra nugriautas kelininkų. Nu, čia su jais daug nepeši. Paskui. Išmėg sankamą. Pabiškutį varom mačiau. Per arti kairės nebūk, power pakeisk, nes užgesi su antrą. Nu, pirmą power biškį arčiau pravažiuok. Arčiau biškį kelio. Išpatiesim vairą, nes labai užmeti kairę vairą. Gerai, pauską rodė kairę. Ir jeigu pilną mašiną matai, power išjungta, koja nusakomas. Jo, čia tai daro sankryžiuką. Pasirašėm, žiūrėk geras tarpas ir važiuojam. Jeigu matai gerą tarpą, turi pasiruošti. Gerai, powerą. Ir jeigu nieko nėra, persirikiam dešiniau. Kadangi čia remontas, tai pagal viską turėtų būti ženklas 30, power 3. Aišku, nieks to ženklo 30 čia ko gero ir nedėjo, gal ir buvo ten toliau kažkur. Tu matei 30 ženklą, aš tai nemačiau irgi. Ar jūs matėte 30 ženklą? Bet pagal viską tikrai turėtų, nes kelias šiandien nėra toks, kad 50 važiuoti. Dūsuoju todėl, kad su kelininkais turim per egzaminus mes problemų. Prisidėlioja tų ženklų kaip norim, o paskui mes čia visi vargstam. Kai turi dėti nededa, kai neturi dėti deda. Gerai, tiesiai važiuojam. Tai nėra tas 30, tai jeigu geras kelias daug maž kaip dabar, tai ir važiuojam savo ramiai pėm. Bet tiesiog prisižiūrėk, žinai. Nes čia gali būti visko. Nu ir kaip jums žiūrisi tą pamoką? Kokį komentarą parašykit. Dar ateity galvoju, kada pamoką tiesiogiai daryti, tai nežinau, per TikToką ko gero, tenais eina per laivą daryti, tai būtų įdomu pažiūrėti, kiek žmonių žiūrėtų. Senis, tai man atrodo, aš įdėsiu jo video atskirai. Padarysim gėdos lentą. Žalias dega, viskas okei. O ten jau aiškiai 30 yra. Perim trečią. Trečią powerą.
platina kelią čia labai. Būkim savo juostą. Žalias dega, viskas gerai. Paridėk jau klasę savo ramiai, paridėk. Arčiau, šiek tiek arčiau ir sustojam. Jo, tai beje paskutinė mano pamoka šiandien, tai jau yra netoli, kiek čia 6:30 vakaro. Tai eismas, kaip matom, mieste yra ganėtinai intensyvus, daug čia visko, bet įdomu, ne? Tokios patirtis, tokių pamokų sunkių, taip pat tokių pamokų sunkių mes tampam vis stipresni ir vis geriau važiuosi. Jo, tai gerai, kad susiduri per tokias sunkias situacijas su instruktoriumi, žinai, ir gali jas aiškintis. Kai teisės išlaikys jau, kai pati susidursi, tada bus karšta. Dar karščiau. Važiavam, gaz, varom. Tai kuo sunkesnė treniruotė, tuo saldesnė vaisiai. Tai kuo sunkiau mums per pamokas, tuo lengviau per egzaminus. Aišku, mes ir važiuojam egzaminas, tai kiek trunka, apie 35 minutės. Vidutiniškai 35 minutės pastebėjau trunka egzaminas regitroje. O mes per pamoką, kiek važiuojam, čia jau nebe 30, nes sankryžą pravažiuoji, nebegalioja 30. O mes važiuojam skaityk kiek laiko. Jo, ir atsargiai to vaiko saugtis biškairiau. Beje, šitoj pačioj vietoj, nereik taip užspausti stabdžių. Beje, šitoj pačioj vietoj jaunuolis 18 metų bandė perėti kelią ir žuvo. Vieną mašiną nutrenkė, o kitą automatiškai jie suvažinėjo to žmogų. Tai šitą vietą perėti kelią yra labai pavojinga. Tai būtent va čia toj zonai sumąstė, kad reikia perbėgti kelią. Nežinau, kodėl taip sumąstė, bet tarp mašinos ratas. Tai kaip ir dabar, pavyzdžiui, stovėjo, jau taip nejaukiai, kai jis šalia. Gerai, autobusas, žmonės lipama, tai reiškia viskas okei, dar jis nevažiuoja. Perim powerą. Bet čia labai dažnai, antrą powerą, čia labai dažnai stoja autobusai. Ir turim labai atidžiai žiūrėti, nes jeigu rodys posūkiai iš stotelės, mes juos privalom įleisti, yra jų pirmenybė, jo? Gerai, mes suksimės į dešinę. Kai rikiuojas visada veidrodėlis per petį. Visada. Nes gali būti prie tavęs dviratis arba paspirtukas elektrinis greitas toksai. Lėtink greitį iki 20, antrą powerą. Mes paskui važiuosime su tavimi į kairę, todėl laikomės kairiau. Kairiau to kraštą. Peržiūrim, ar nieko nėra. Oi, kaip saulė spigna. Ir žiūrėk, per arti neprivažiuok tų mašinų, nes esame ant kalnelio, kad nesugalvotų į tave paredėti. Pirmą powerą, po biškį judam. Atsargiai su sankabos atleidimu per greit nedaryk. Mes užgėsim gerai ramiai, posūkis dirba į kairę ir žiūrim iš kairės, kad nieko nebūtų. Jeigu nieko nebus, važiuojam. Nieko nėra? Nieko. Jeigu būtų, tai prieš perėją lauktume. Čia tokia kaip greitėjimo juosta, kuo kairiau, posūkis į dešinę, veidrodėlis per petį ir rikiuojamės. Powerą pasikeičia ir dar kartelį persirikiuojam. Posūkis, veidrodėlis per petį ir rikiuojamės. Gerai, posūkščiu. Ir visą laiką tiesiai. Nu va, žodžiu, pamokėlė eina mūsų į pabaigą. Tai visai neblogai iš tikrųjų mes čia pavarėm. Tokių sunkių situacijų visokiausių. Buvo įdomių ir parašykit, kas jums labiausiai buvo įdomu šiame video pamokoje. Ir pasidalinkit savo mintimis. Galite, aišku, bei patarimais pasidalinti savo mokinę. Atsargiai. Čia galėjo būti bairiukus su jo, ne? Nes taip biškai išgąsdina, ne? Jo, man irgi taip aš jau žiūrėjau, galvoju, ką čia dabar, kas čia bus. Ar čia reiks stabdyti, ar čia ką daryti su juo. Žodžiu, tų situacijų mes čia taip patiriam šiandien, tai wow. Gal žmonės po darbo visi taip išsiblaškė, žinai, kas pipina, pikti, žinai, visi kažkas užkišti, dar kažką. Tai jo, tai
Kas, Skirmantė, gal turi kokių patarimų mokiniams, kurie mokosi vairuoti? Neimti ilgos pertraukos. Tik tiek. Supratau. Gerai. Važiuok. Ačiū visiems ir iki sekančio.